Burnos irigatorių naudojimas kiekvieną dieną tampa vis populiaresnis dantų apnašų šalinimui ir kasdieniai burnos priežiūrai. Tačiau pacientam vis tiek kyla klausimas, ar verta juos naudoti, kaip juos naudoti ir ar jie yra pakankamai efektyvūs. Burnos irigatorius yra toks aparatas, kuris pulsuojančią vandens srovę pašalina maisto likučius iš tarpdančių, nuplauna dantų apnašas ir gali būti skirtas papildomam dantų apnašų šalinimui. Jų yra įvairių, yra tokių, kurie yra stacionarūs, didesni, turintys didesnę vandens talpyklą, yra tokių nešiojamų, kelioninių, kurie turi mažesnę vandens talpą. Jie skiriasi savo pulsavimo dažniu, galingumu, įvairiais režimais, programom, antgalių pasirinkimu, taip kad jų yra gana tikrai didelis ir platus pasirinkimas. Turbūt todėl, kad pacientam mieliau ir priimtiniau juos naudoti tarpdančių valymui. Nes jie geba išplauti ir dalinai pašalinti kažkokią tai dalį apnašų ir maisto likučius. Ir juos naudoti galbūt daliai pacientų yra mieliau, patogiau negu kitas burnos ir tarpdančių valymo priemonės. Pastaruoju metu turbūt tos rekomendacijos populiarėja, bet populiarėjant rekomendacijom naudoti, turbūt turėtumėm atsižvelgti ir efektyvumą, kiek tai yra efektyvu. Ir ar tikrai tai turėtų būti pirmo pasirinkimo tarpdančių valymo priemonė. Tai tiems pacientams, kurie galbūt turi tam tikrų rankų miklumo problemų, kurie galbūt ne visas vietas gali savo burnoje ir tarpdantinės sritis pasiekti tom įprastom priemonėm, burnos irigatorius palengvintų dantų apnašų pašalinimą. Nes pirminis jo toks tikslas ir yra iš tarpdantinės srities išvalyti susikaupusios apnašas. Tačiau tie pacientai, kurie gali naudoti efektyviai kitas priemonės, kaip tarkim tarpdančių šepetėlius ar tarpdančių siūlą, tai jie burnos irigatorių turėtų naudoti tik kaip papildomą priemonę, ne pagrindinę. Ne. Burnos irigatorius nepakeičia nei tarpdančių šepetėlio, nei tarpdančių siūlo. Jis gali būti naudojamas papildomai po to, kai yra pašalinamos apnašos iš tarpdantinės srities būtent su tarpdančių šepetėliu ir tarpdančių siūlu. Nes burnos irigatorius nuplauna, ne išplauna, bet nuplauna, apiplauna dalį apnašo. O tarpdančių šepetėlis arba tarpdančių siūlas siauresnėme tarpdantyje mechaniškai suardo visą biofilmą, kuris yra toks lipnus sluoksnis prilipęs prie danties paviršiaus. Toks turbūt labai paprastas buitinis pavyzdys, tarkim, kur nors, iš ežero ar iš fontano paimkit kažkiek laiko pabuvusi akmenį ir matysit, koks yra akmens paviršius padengtas tokiais dumbliais ir slidus. Tai su vandeniu jūs tą paviršinį sluoksnį galit nuplauti, bet visą tą slidumą panaikinsit mechaniškai šveisdami šepetėliu. Tai to burnos irigatoriaus, efektas yra labai panašus. Jis dalį maisto likučių gali pašalinti arba apnašą. Bet ligas, tiek dantų ėduonį, tiek dantenų ligas sukelia ne maisto likutis ir ne maisto likučiai užsilikę tarpdantyje, bet sukelia bakterinę bioplėvelę, kuri prilimpa prie danties paviršiaus ir ypatingai tarpdantyje. Tai tam, kad galėtumėm ją pilnai suardyti ir nugremžti, nuvalyti, mums reikia mechaninės priemonės, kuri būtų efektyviai pasiekiama ir kuri pasiektų tą bioplėvelę ir galėtų tenais efektyviai atlikti tą darbą. Burnos irigatorių srovių galingumas skirtingas priklausomai nuo gamintojo, bet kokiu atveju tai nėra nesaugu dantenoms, tiesiog neleistų naudoti pacientams tokių irigatorių. Tai
aišku, jeigu naudojimas bus netaisyklingas arba ten priemonė bus nesertifikuota, tai galbūt galima ir žaloti ir sužaloti tas dantenas. Bet bendruoju principu tai nėra labai didelio spaudimo arba didelė srovė, kuri pulsuotų ir plautų tą tarpdantinę sritį. Burnos irigatorius kartais tikrai yra pagalbininkas, papildomas pagalbininkas tokiose sunkiai prieinamose vietose, kai nėra galimybės naudoti tarpdančių šepetėlius arba tarpdančių siūlą. Tarkim, sudėtingos kažkokios tai protezų konstrukcijos ant dantų implantų arba nešiojami ortodontiniai įvairūs aparatai ir prietaisai. Ir nėra galimybės arba neužtenka tų rankų miklumo atlikti tą taisyklingą apnašų pašalinimą tom įprastom mechaniniam priemonėm. Tai tokiu atveju tas burnos irigatorius papildomai gelbėja ir tai yra geriau negu nenaudoti jokios priemonės. Bet norint efektyviai, ir tas yra pagrįsta ir daugelio tyrimų duomenimis, mokslo tyrimo duomenimis, kad visgi efektyviausiai dantų apnašas ir bioplėvelę šalina tarpdančių šepetėlį ir tarpdančių siūlas. Aš turbūt būčiau už tai, kad visas tokias priemonės reikėtų labai individualiai parinkti ir rekomenduoti pacientui. Todėl turbūt geriausia būtų pasitarti su savo burnos priežiūros specialistu, ar tai būtų burnos higienistas ar gydytojas odontologas, ir jis turėtų rekomenduoti arba patarti, ar tam konkrečiam pacientui reikėtų dar papildomai tokios priemonės, ar reikėtų kažkokios tai pagrindinės priemonės ir kokios priemonės reikėtų. Ir rinktis po to arba įsigyti priemonę pagal tokias individualizuotas, personalizuotas rekomendacijas. Aš pirmiausia rekomenduočiau naudoti tarpdančių šepetėlius ir savo pacientams retai iš tikrųjų rekomenduoju burnos irigatorius, nes apmokant pacientus, instruktuojant, kaip taisyklingai naudoti tarpdančių mechaninės priemonės, parenkant tinkamas priemonės, tinkamo dydžio, tikiu, kad visus pacientus galima išmokyti ir turėti patį geriausią efektą. Ir mano pacientai dažnai tos burnos irigatorius įsigyja savarankiškai, nerekomenduojami ir juos naudoja, tai tiesiog papildomai, jeigu jau tokią priemonę turi, tai tada aš siūlau juos naudoti burnos irigatorius po to, kai išvalo kiekvieną tarpdantį su tarpdančių valymo priemonė, tai yra šepetėliu arba siūlu, ir tik tada naudoti tą burnos irigatorių dar papildomai, bet tikrai nekeisti vietoj tos mechaninės priemonės. Receptas yra labai paprastas. Dantis reikėtų valyti reguliariai ir tas yra labai svarbu, ta reguliari priežiūra. Ne kažkada tai kartą per kažkiek tai laiko, o 2 kartus per dieną. Ir tą daryti netrumpai, o ilgai, 2-3 minutės arba tol, kol dantis iš tikrųjų yra švarūs. Visada valyti tarpdantinę sritį. Dantis turi ne 2 paviršius, turi 5 paviršius ir visus tos paviršius reikia valyti. Tai valyti tarpdančius, valyti dantis, tada reguliariai atvykti gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto priežiūrai, kontroliai, patikrinti dantis, patikrinti dantenas, burnos gleivinę ir tikėtina, kad tokių paprastų labai kasdieninių priemonių užteks, kad jūsų šypsena būtų graži ir sveika.